Čia yra pats geriausias puodas viskam maistui gaminti. Universaliausias. Gali koldūnų virt, gali arbatą virt. Sriubos dar nebandžiau išsivirt. Jeigu pamiršti puodą arba neužsisakai su virtuvė viešbučio, tai va išeitis. Čia šitą parkavimo aikštelė tai pakankamai dar didelė, ar ne? Būna kai kurios daug siauresnės. O dabar išėjimas kur? Salyda. Žiūrim, kur Salyda. Einam pažiūrėti statybos, matau, kranas tenais. Čia yra įdomiausia tema. Pastatai, kranai, statybos. Vien šitos statulėlės. Pastatai tokie tai nelabai tvarkingi atrodo. Pripaišyta, prirašyta. Tai čia Torre Vieja. Tai vat ir norėjosi parodyti, kaip atrodo pastatai, centras, namai. Va irgi va sienos apipaišytos. Va ten statybos vyksta. Ten dainuoja žmonės. Pajūrys. Tai va dabar mes galim palyginti. Va kai buvom kažkada Steponai ir kaip čia maždaug atrodo viskas. Va čia atvažiavę iš Afrikos. Čia šukosimas daro. Soliukas jo kur padarytas. Tvarkingumas, aš dabar taip lyginu, va irgi, va Torre Vieja su kokia Stepona, man labai yra gerai palyginti, nes čia žmonės savo pramogauja, vaikai žaidžia. Čia toks jausmas, kaip kad Palangoj vaikščiotum. Žmonių nemažai. Va man įdomiausia pažiūrėti patį centrą, tvarkingumą visą ir estetiką. Kur einam? Tenais? Nekilnojamo turto agentūra. 150, o ką čia rodo, už kiek? 3 kambariai, viena vonia. Čia 125, 100 metrų iki paplūdimio, 65 kvadratų. Vienas kambarys, vienas miegamasis. Čia su paveikslais eina į prekybą. Turbūt eina pardavinėti. Kainos tai nedidelės, bet gyveni, pastatai apdrįskė. Man estetikos čia nelabai. Gyvent galima, aišku, čia viskas tvarkoj. Gali pigiai nusipirkti, viskas tvarkoj. Kas kam labiau patinka, ar ne? Jeigu patinka toks gyvenimo būdas, toks stilius, tokia estetika, tai viskas su to yra gerai. Tokie namukai. Tai visas centras jo, jisai plius minus daugmaž va taip ir atrodo. Va irgi pripaišyta. Čia irgi va tokiam stiliui ispanų visą darbo kultūrą. Tai va tokių galima rasti statomų objektų. O gal čia senas, nes jisai būtų naujas, tai nebūtų pripaišinėta, pridraskyta. Skylės. Va blokeliai. Tai va blokeliuose 1, 2, 3 ertmės, viskas. Čia tinkuoja. Ir viskas va tokia yra.
Pažiūrim, kas tenais viduj matosi. Čia yra kitas va irgi toks neužbaigtas. Iškeltos konstrukcijos, pribetonuota. Jo, šį čia va irgi atstato. Tai visas toks va Torreviejos miestukas, centras, plius minus panašiai ir atrodo. Čia daugiau kažkokių stebuklų nelabai ir mes pamatysim. Jo, va čia sėdi vietiniai. Prie bažnyčios aikštėje va žaidžia savo vaikai. Žmonės irgi va prisikabinę va balkonuose. Šventų paveikslų. O taip ir gyvena Torreviejos gyvenimo stilius. Tokia didelė bažnyčia pastatyta vidury tokio aikštės, ar ne? Aplink pastatai gyvenamieji. Važiuojam į kitą vietą. Vienodas stilius, vienoda monotonija, tokia molio spalvos, smėlio molio spalvos visi pastatai. Kažkada mes šitoje vietoje esam buvę. Tokios vietos įdomios, gražu pasižiūrėti. Švarūs obuoliai. Tai va, toks ir vaizdas. Torrevieja. Man reikia asmeniškai kalnų, aš to nematau. Man reikia žalumos, aš to nematau. To, ko man reikia, čia nėra. Važiuojam toliau. Čia irgi esam buvę. Taip, čia Lamata, ar ne? Mes čia užkandžiaujam savo. Tavęs laukia. Žmonių dabar mažiau, sezono tokio nėra. Jau kai būna sezonas, žmonių pilna, tai jau čia tada jau dušna. Dabar vėjas jaučiasi toksai. Nu, va, ten restoraniukai, kavinukės. Čia toks didžiulis yra plotas. Jūros spalva graži. Nu, va, tuščia, žmonių nėra. Praktiškai. Labai nedaug. O vasarą čia būna jau sausakimša. Muy barato. Si. Ten yra 1.32 yra dizelis, 1.38 benzas. Aptarnauja, įpila mums, viskas tvarkoja. Ir čia šita, pavyzdžiui, vieta yra gražesnė, ne? Jo, čia yra tvarkingiau. Čia viskas tvarkoja, va, namai tvarkingi. Taip, va, čia šitas rajonas tvarkingas. Bet ta didžioji dauguma, nu tai ten ne man. Esmė yra ne kiekybei, bet kokybei esmė. Tai geriau mažiau, bet kokybiškai, negu bele kiek ir bele ko. Kur mes čia atvažiavom, pažiūrime. Va, Playa de la Zenia. Lazenija, tai mes čia esame žemiau Torreviejos. Lipam pažiūrėt, kaip čia viskas atrodo. Labai čia daug grožio nesimato. Labai daug kažkokio pastatai žemė. Va, vieną kraną ten matom. Kažką stato. Kaip paplūdimys, nieko čia kažko ypatingo nepamatysim. Ten yra daugiau aukščiai matosi pastatai, bet man vat ko trūkumas tai kalnų ir daugiau
daugiau žalumos. Va ten pastatas statomas, įdomus. Einu, aš pasižiūrėsiu tą vilą. Va kažkokį grožį galima pamatyti. Tarp visų šitų tokių pastatų galima ir kažką modernaus pamatyti. Tas modernumas, jisai labai estetiškai malonus. Čia irgi va tokia vila. O čia yra Orihuela, Ayuntamiento. Stato baseinas. Ką mes ten dar turim? Kieme. Plytelės, matau, klijuojamos fasado. Viskas plytelėm. Fasadas irgi plytelėm. Bet estetiškai visai tvarkingai atrodo, kad ir tos medžio imitacija. Viskas va čia betonas. Čia va tokios vilos. Jos truputį vaizdo suteikia gražesnio. O šiandien Velykų sekmadienis, tai gerai, kad niekas nedirbo, tai galim savo ramiai pasivaikščiot, pasižiūrėti. Ir va čia panašios irgi stovi vilos. Stilius toks įdomus. Pakeliui bevažiuojant, sustojam, ką pamatėm. Va čia stato irgi ant popieriuko, viskas atrodo gražiai. O ką mes čia matom? Mes ir matom. Va čia baseinas, O kas tenais? O ten yra, kas čia parašyta. Una vivienda con piscina su baseinais, Orihuela. Licenzija, data, inicijo della obra, pradžia darbų 24 metais, tai prieš metus pradėjo. Tai va toksai yra objektukas. Tai čia tik tai dar viską betonuoja. Pabandysim, pažiūrėsim. Nieko mes čia blogo nepadarysim pasivaikščioję. Turim baseiną, armatūra išdėta. O čia blokeliai. Bet irgi tvarka, sakykime, viskas mėtosi šiukšlės. Ten medžiagos sudėtos, kažkaip bet kaip. Čia galėdamas koją nusilaužti. Darbų saugos tai yra nulis šitoj vietoj. Čia ispanų statybos tokios. Tai aš, kai pasižiūriu tokią tvarką, tai man apie kokybę irgi kyla įtarimas. Kokia ta kokybė iš tikrųjų gali būti. O langai aliuminis. Į blokelį. Langus jau susimontavo, matai. Čia yra polistirolas, blokelis, polistirolas. Čia aišku ne A+ klasė, tai visai kiti sprendimai. Čia irgi kolonos išbetonuotos ir gražiai apsiuvama blokeliais, aplipdoma aplinkui. Turime įėjimo į vidų, atidarytas duris. Galime eiti pasisvečiuoti. Čia bus elektros skydas. Čia kas bus neaišku man. Čia yra kondicionieriai sumontuojami, gipsas. Plytelės jau grindys sudėtos. Elektra kaip ir išvedžiota. Aš turiu minybę tik tai gofros elektra. Langus mes turime 2 stiklų. Čia ne 3 stiklų paketas, 2 stiklų paketas. Terasiniai langai, jie yra, kadangi aliuminis, tai visai ta konstrukcija visai kitaip atrodo. Bet čia tai jie galėtų apsidengti viską ir saugoti tokius dalykus. Tokie užteršimai jie nėra gerai. Važiuojam. Bet nelabai kas čia saugoja iš tikrųjų. Čia iš vidaus, ką mes turime, ištinkuota. Galim palipti dar į viršų pasižiūrėti. Čia tinkavimas toks kaip ir tvarkingas. Hidroizoliacija yra kažkokia mėlynuoja. Čia bus turbūt gal kokia niša. Blokelis, polistirolas ir tarpas yra. Ir vėl blokelis. Čia miegamasis tikrai taip, nes čia irgi miegamojo bus lovūgalis šitoj vietoj. Tvarkingai. Tarpai sudėti. Čia žmogus klijuoja tvarkingai. Čia yra gerai, sueina, viskas tvarkoj, sueina. Nišą padarė. Supjoja plyteles, viskas tvarkoj. Liuks. Šitą meistrą aš savo samdyčiau. Tokie darbai, preciziškumas yra labai aktualu ir svarbu. Atidarytas terasinis langas, čia vėlgi miegamasis matau. Lovos galas, išjungimai, rozetės, o čia yra vonia. Tikrai taip. Ir čia iš vonios tokia terasinį langą. Bet tai koks vaizdas? Vaizdas, iki to namo kaimynų sienas. Vaizdų nėra gražių. Tik tai tvarka, dirba irgi, betvarkė. Čia trūksta gero darbų vadovo. Man
Tokie dalykai labai nepatinka, turi būti tvarka. O čia mes ką turime? Dabar aš ką noriu parodyti vieną dalyką. Tai kaip vat ispanai deda gipsus. Tai čia yra pavyzdys, kaip to nedaryti. Ant profilių. Ten ir ten ir ten. Nu, va toks yra dėjimas gipso. Nu, tai čia yra, man proto, nesuvokiamas dalykas. Va, čia lygiai tas pats. Irgi va. Nu, tvarkojam, apsižiūrėjome, pamatėm įdomiausius momentus, kas man buvo svarbu pasižiūrėti. Ten įdomu, kas rūsys, nerūsys. Ir čia va medžiaga, vadėjama polistirolas, armavimo tinklelis ir betonavo. Čia tik tai putoplastas, va toksai žydras įdomus. Gofros išeina, paruoštos laidam pravedžiot. Konstruktyvas visas rėmai išbetonuoti. Ir paskui viską iš blokelių. Tai va, o fasadą čia greičiausiai aptinkos, aišku, be abejo. Ir, nu, irgi va, tvarka, žiūrėkit. Tai va, čia yra va, tipinis ispanų stilius šitaip dirbti. Ką jie daro pamatams? Deda šitą, tvarkoj. Ir čia va, dar hidroizoliacija dėta. Tai va, kiemas toks nedidelis, svarbu namas didžiulis. Visai nesvarbu jiem tas kiemas, svarbu didžiulis namas, svarbu baseinas. Ir dar svarbu yra vaizdas, bet be abejo čia ne tas variantas, kad būtų vaizdas geras. Pamatėm betvarkę, pamatėm video statybą iš vidaus. Galim važiuoti toliau. Matosi Benidormo pastatai. Ten Benidormas, o paskui pats miestukas mes nueisim pažiūrėti. Ką čia matom? Kalną. O čia buvom atvažiavę vakar, prisiparkavom. Vandenukas verda. Vienetas ir tai jau traukia. Iš keptuvės tai lengvai labai ištraukia. Jeigu va keptuvę paimti, tai čia be problemų. Net nereikia tokio galingo. Tai iš tikrųjų šitas gartraukis kaip ir tinkamas dalykas, nes tada nebūtina spintelėje montuoti. Man toks tada variantas daug priimtinesnis. Ten filtrus, aišku, pasikeisti reikia. Čia yra jo, va čia va filtras. Tik įdomu, jeigu išbėgtų, kažin. Ten gal nelabai ir subėgtų, ten kažkiek išbėga, juk nepaliekit, tai visiškai, kad tekėtų visa sriuba, ar ne? Tai va šitą va paimi, išplauni visą reikalą, o jisai viską va ištraukia, visai puikiai. Visi kvapai eina čia. Tai koks čia dar, ką aš čia dar norėjau pasižiūrėti, va yra lubos irgi. Va, turim lubos tokias, tai sakykim, techniniai patalpoje va tokios lubos. Gal irgi neblogas dalykas, kaip aptarnavimo. Čia aišku yra kondicionierius sumontuotas, galim užlį dar pasižiūrėti. Taip, kėdę atsinešėm, bandysim pasižiūrėti dabar. Va, čia jau ten yra aparatas kondicionieriaus. Aš jau tokias lubas galvočiau nebendėti katiliniai. Tokių dalykų aš nedaryčiau. Va, tokių juostelių. Čia medinės grindys vonioj, irgi turbūt nedaryčiau. Bet va tokios juostelės, nu jos grožio nesuteikia estetikos. Tai va kaip atrodo tai. Bet čia kai viešbutis, tai viskas tvarkoj. Viešbučiui tinka. Va čia, va, pavyzdžiui, plintusai užsiveda, čia viskas tvarkoj, nes grindis privedė prie sienos ir plintusą uždėjo. Tai čia problemos nematau. O kodėl va šitoj vietoj nesuvedė grindų ir plintuso neužteko, būtinai reikėjo šito, tai man neaišku. Ir dar dušo sprendimas toks visai geras, kad, sakykime, čia yra įjungimas vandens, o čia yra dušo galva. Tau nereikia kišt rankos, įjungti ir tau apipila šaltų vandenį ranką. Va, čia elektros skydas jau vienas iš normalių variantų. Nuotykių relė, viskas sujungta nuotykių relės. Kita eilė vėlgi čia kontaktorius, vėl nuotykių relė, viskas ant nuotykių relės eina. Ant kitos ir čia irgi nuotykių relė, o ant jos turbūt sujungta jungo automatika, ne? KNX savo. Ką jie čia pajungia, neaišku, gal čia yra šitie buvę jutikliai su šviesom susijęs.
O paskui iš šito skydo eina vat, į tą dėžutę, paskui iš tos dėžutės kažkur turėtų būti kitos dėžutės. Gipsas tvarkoja, tai čia jau tvarkingiau, jau čia nebe ispaniškas variantas, jau čia jau gipsas, jau sienos pakankamai lygios. Tai pats būstas, jisai toks grinai ne ispaniškos stiliaus, ne grindys va medinės, kas Ispanijoje retas variantas, nes dažniausiai visur plytelės. Ispanijoje tai yra retenybė, va tokie apartamentai gauti. Čia vienas iš naujesnių statybų. O čia visai patogiai, savo parkavimas, atvažiuoji į šito viešbučio vietą, pasidedi mašiną ir keliauji va iki lifto. Čia viskas yra iki lifto, va laukia tavęs stiuardesė ir liftą užkylam. Irgi va liftas tvarkingas, modernus, gražus. Planta 3, einam pažiūrėti, čia sakė baseinas. Ten jau matau žmonės stovi. Va šičia, jo, čia galima. Aha, taip. Va čia užlipus. Baseinas, ten stiklinė senutė yra. Visai smagiai atrodo. Esmė ta, kad turi, žinai, pajausti, ar patinka, aplinka patinka. Pavyzdžiui, čia aš ką žiūriu, man čia nepatinka. Turi jausti tą, kad, pavyzdžiui, man čia patinka, čia norėčiau gyventi. Arba leisti laiką. Aš šito nejaučiu. Kam patinka va tokie smėliai, tai jau jo, čia prioritetą teikia tam dalykui. Ten kažką daro gyventojas. Čia man vat ko trūkumas, tai kalnų. Ten va yra kažkokios truputį kalvos, bet man asmeniškai per mažai. Einam pažiūrėsim dar už to, kas tenais pastato. Palmės, smėlio spalvos. Horizonte matome irgi vat pastatus tik tais. Va čia va tokie pardavinėjami. Toliau važiuosim iki Benidormo. Leidžiamės į požemį. Keliui bevažiuojant, sustojom pasižiūrėti peizažus, vaizdus. Miestas visas. Nu koks čia visas, čia dalis miesto. Po kelių važiuojant, Benidormo specifika, betoniniai pastatai su mažais langeliais, aukštos dėžutės ir maži langeliai. O šitas jisai čia naujas statomas irgi, bet nežinau, man grožio tai jie nesuteikia tokie dalykai. Gatveliai sustojom va tokioj, truputį pasižiūrėti, tai va stilius šito viso Benidormo, aukštuminiai va tokie pastatai. Ten irgi va toks dangoraižis vadinamas Benidormo. O čia kitoj pusėje, ką matom, pilna aukštų pastatų. Vieni gražesni, kiti baisus. O čia va vieni simbolis Benidormo šitas pastatas irgi. Ten irgi atstato matosi. Benidormas jisai jo, tokį turi savo specifinį dangoraižių, taip vadinamų stilių. Važiuojam toliau.
107, 2 PM2, 2,5, 2,5, 296, 137, 185. Norint Ispanijai nusipirkti kažką, tai žinai, tai aišku, tu žiūri, ką gali nusipirkti, žinai. Tai čia aš visai jo, čia aš suprantu, kodėl perka, čia visai tokia padori vieta. Jeigu nori tokią investiciją turėti savo, atvažiuoti pat, žinai, pabūti, tokiam stiliui, žinai, praleisti laiką, būti Ispanijoje kažką, išnuomoti. Tik yra kita problema, tu turi rasti, žinai, patikimus administratorius, jo, daug čia reikalų, žinai. Susirasti tokius, kuriais galėtum pasitikėti. Aš čia daug apgaivyščių. Čia va irgi kompleksas statomas, paveiksliukas gražus, pardavinėja atstovai. Jo. Tai va galima nueiti ir su jais pakalbėti apie šitą visą kompleksą. O čia va tokios statybos vyksta. Visa aikštelė, čia galbūt irgi bus statoma šitoje vietoje, bet va ten pastatai jau baigiami. Tas va statomas, dar užbaiginėjamas, šitie jau stovi. Šitie pastatai vanie yra, nes tenais tik tai iš kitos pusės tie balkonai va šitaip atrodo. Iš jūros pusės va šitaip atrodo. Ir čia šalia va šitas simbolinis pastatas Benidormo. Tai va, kam įdomu, galite per mus kreiptis, galim sužinoti visą informaciją, kainas, aprodyti, surasti visą info, išsiklausinėti, galite kreiptis tiesiai, kaip jums patogiau. O šitie pastatai, nu jie tokie senesnio tipo, kaip tokios, kaip sakau, betono dėžutės su mažais langeliais. Bet po truputį tobulėja ir ispanai, jie statosi ir gražesnius namus. Važiuojam toliau. Irgi va pastatai jau, bet nebėra tokių aukštų. Čia toks tarpinis miestukas tarp Benidormo ir Kalpės. Smėlio nėra šičia, vien akmenukai, bet vanduo koks įspūdingai gražus. O čia vaizdai tai irgi tokie visai gražus. Ten Benidormas, kur pravažiavo manoje pusėje. Vanduo va, gražiai atrodo. Tik tai va, ko trūkumas, tai smėlio. Vien akmenys. Ir gan tokie nemaži akmenys, stambus. Toks vaizdas, kad čia specialiai jos užvežė, nes čia tai va smėlį matau. Nu va, ten Kalpės Gibraltaras vietinis. Tai va taip atrodo Kalpė. Ką veiki? Gaudau kadrą. Ką? Kadrą gaudau. Kadrą gaudai. Gerai. Pakeliui sustojom. Altėja, mes va ten pravažiavom Altėją. Ten tie pastatai, tai yra Benidormo matosi visi. O Altėja va čia buvo, šitoje vietoje maždaug. Dabar link Kalpės važiuojam. Ir čia irgi tokie visai gražus vaizdai. Jo, nuomai atostogom čia yra puikios vietos. O jeigu investicijai, nuomai, čia bet kur gali pirkti.
Čia mes prie pat jūros esam, paskui nueisim pažiūrėti. Irgi va sustojom, matau irgi va statybos vyksta. Tokie įdomus pastatai, tokio išskirtinio stilio ar dizaino. Čia ispanai kartais mėgsta tokius įdomius stilius tokius. Aišku, tokie žymiai geriau negu kad betoninė ilga dėžutė ir mažais langeliais. Tai va, sakykim, tokio dizaino pastatai, nu jie gan simpatiškai atrodo, turi savo charakterį, gan gražiai. Tai va, ten irgi va statosi, irgi va statybos vyksta. Visai įdomiai, bet čia jau mažesni pastatai. Ten yra va šitas kalnas, gan irgi atrodo visai įdomiai. Visi vat pastatai, viešbučiai, aišku, čia jau senesnio stiliaus. Kalnų tokių nėra aplinkui, bet viskas atrodo įdomiai. Einam pažiūrėti dabar prie jūros. Čia irgi va aukštuminiai pastatai. Čia uolos, žvejoja. Ten irgi va statybos vyksta, matau, kranai. Nu, čia irgi tokie šiek tiek yra pastatų aukštų. Čia jau kitoks stilius. O ten visai gražiai atrodo tie namukai. Kalno papėdėje gyventojai va įsikūrė. Va iš čia netgi matosi Benidormas. O ten toli. Nu va, irgi statybos kalpiai. Ten jau iškilę griaučiai, išbetonuota viskas. O dabar tarp tų griaučių, tarp to viso betono mūrina plytas. O koks čia projektas? ICA Views, tai čia vėl ta pati įmonė. Irgi va, pažiūrim į tvarką dabar, kaip čia viskas atrodo. Nu okei, čia visa aikštelė, sakykim, sudėta. Kas tenais? Va, viskas išbarstyta, išmėtyta, išgriuvę. Vėl čia, sakykim, irgi dabar medžiagos, visos medžiagos, va, ką jie deda irgi, va, juodą polistirolą. Kokią mes čia turim firmą? Grafipol Valero. Tai polistirolas. Ir ką mes čia dar turim? Čia visi vamzdžiai. Su kranu ten betoną visur pila betoną ir dabar mūrina sienas. Ten lygiai tas pats. Būtų įdomu į vidų įeit pasižiūrėti, tik dėja čia jau nebe tas variantas, kad taip lengvai į vidų įeisi. Čia jau didelės statybos ir jos jau labiau apsisaugojusios nuo pašalinių visų. O visur kitur tai irgi va, tai aukštuminiai pastatai, betoniniai aukštuminiai pastatai, kelios palmės dėl žalumos. Va, koks dizainas įdomus. O čia visas interjeras. Tokie va projektai. Rodyk ant žemėlapio. Mursija. Ai, va. Čia yra kita Ispanijos pusė. Yra ir va tokia Ispanija, Mursija. Tai va dabar čia sustojom degaliniai, atsipūsti, ledų užkasti. Važiuojant, va čia yra plantacijos. Apelsinai auga. Čia laistymo rezervuaras, sandėliai. Ten vėl rezervuarai laistymo. Tai čia yra kita Ispanijos pusė. Ne turistinė ir ne pramoginė. O mes atvažiavom iš tos pusės, iš tenais va. Ir važiuosim. Fūra užstojo, nesimato. Viena pusė. Rašo, kad grįšim apie 10 vakaro. Nuo Kalpės iki mūsų. Apie 620 km.